Jūs jau nusprendėte visiškai juos sutaržyti ir net išmušti paskutinius kozirius. Ir visiškai sunaikinti Mantai, ar tu matai, jie praktiškai šiandien visiškai triuškina jūs visuose frontuose. Apie ką jūs kalbate, Andriu? Mes pirmavome varganų šimteliu. Ir Eglės sanatorijomis, ir gali būti, kad dešromis, ir feirius. Taip. Jūsų durys nebegirgždavo, jie sėdė nusilpę. O gal mes tepam dešrą duris, pavyzdžiui. Gerai, šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, kad sunku galvoti, kai nėra mėsos, todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių pilnais mėsos rinkiniais. Bet tik jeigu atsakysite teisingai. Kitaip, prizas atiteks Mantui. Mantai, dešra, kurią negėda parodyti. Kurią negėda išsitraukti. Arba taip, dėmesio klausimas. Kurių iš šių vitaminų ir mineralų be geležies dar yra raudonoje mėsoje? A. Cinko ir niacino. B. Geležies ir vitamino C. C. Natrio ir vitamino A. Blemba, kad pavyzdžiui, mano žmonelį trūksta geležies stipriai, tai jautiena, steikiukas yra visiškai geležies šaltinis. Ne, bet be geležies. Atkreip dėmesį į klausimą. Geras. Todėl B išsieliminuoja automatiškai. Bet kaip, be geležies yra geležies. Ir vitamino C. Ir vitamino C ten tikrai nėra. Todėl jau redaktorė suka galvą. Taip. Eilinį kartą neperskaičiau klausimą. Sorry. Cinko ir niacino skamba, labai jau. Niacinas šiaip yra Novičioko pagrindinė medžiaga. Čia kažkas tokio. Arba, buratino. Pagalvokit, ar tikrai niacino. Natrio ir vitamino A. Natris, natrio, druska. Tai kurgi nebus? Druska yra natrio chloridas. Taip, bet žiūrėk, grūšių vitaminų, bet ir raudonoje mėsoje. Ar neapdirbtoje? Ar jau apdirbtoje kažkaip? Ne. Tiesiog raudonoje mėsoje. Jis sudarinėjo klausimus. Nedrįstu su juo ginčytis, nes aš pasigindžiusiu mūsų žaidimui per mažai žąsų padėti. Andrius Užkalnis sudarinėjo klausimus galvokui. Ko mes čia dar vargstam? Gerai, cinko ir niacino nežinomi plotai visiškai. Man netrodo... Cinkas. Natrio ir vitamino A turėtų būti labai logiškas atsakymas. Cinkas surišinėja varį. Tu prasme, neturėtų būti cinko. Geležis gal, bet jo vitaminas C mėsoje neteko. Ne, askorbo rūgštis, ta prasme, iš mėsos, ne. Vitaminas A kaip tik yra vitamino C antagonistas, jie vienas kitą išvarinėja. Tai ta prasme... Tai greičiausiai, kad jo... Atsakymas yra C. Andriau, noriu pasakyti, kad Ričardas sakė, aš nebūčiau atsakęs. Esmė yra tai, kad natrio, jeigu druskoje daugiausiai... Būtų, tik jam dabar nereikia. Na gerai, Ričardai, jeigu būtų jūsų versija, netgi taip pažaiskim. Tai aš nesakysiu gal... Ne, bet pats žinotum... Nes mes jau pasirinkom. Gerai, bet mes kalbam apie natrį kaip apie druską, bet jeigu tai yra... Ne, natrio ir šiaip yra. Nepaliesta mėsa, apskritai organizme mūsų natrio iš raumeninio audinio. Kraujyje. Tai kraujyje daug yra, bet ten čia ne apie kraują eina šneka, čia eina šneka apie mėsą, kuri yra raumeninis audinys. Bet čia yra ir kraujo šiek tiek dar, tai gal ir tai duoda. Aš ir galvoju nesikoncentruosiu. Nebetempkim ten, kur nereikia. 5, 4, 3, 2, 1, jūs pasirinkote ir tai yra... Be klausimų C variantas. Be klausimų C, natris ir vitaminas A, taip? Neparuoštoje mėsoje tiesiog kokia jinai yra. Ir taip dėmesio teisingas atsakymas! Raudona mėsa dažniausiai vadinama jautiena, kiauliena, ėriena ar ožkiena. Mums lietuviams įprasta valgyti šią mėsą. Daugelis iš mūsų be jos apskritai negali įsivaizduoti savo gyvenimo. Nors apie raudoną mėsą sklinda įvairių mitų, tačiau iš tikrųjų joje gausu baltymų. Taip pat ji yra puikus geležies, cinko, niacino, riboflavino, vitamino B12 ir tiamino šaltinis. Kai kurios šios maistinės medžiagos yra geriau pasisavinamos ir panaudojamos organizme, kai gaunamos būtent iš raudonos mėsos, o ne iš alternatyvių mėsai šaltinių. Neteisingas atsakymas! Nice!
Kaip? Man atrodo, kad mūsų sezone dar niekada nėra Mindaugas gavęs dešros, taip? Ne. Esam? Esam. Atsiprašau. Nes tada. aš pavaišinau iš geros širdies. Ai, gal. Bet tai turėjom Vieną savo dėžę, pakelį. žinok. Tu aš išsirenku savo mėgstamiausią ir perleisiu žiūrovam. O Richardui leisi nors kažką? Ryčka, jisai užuolaidas norėjo. Prašau. Prašau, kolega. Plojam, čia rankos užimtas. Richardo kišenėje kyšo dešra. Žinai ką? Parodykite čia. Žinai, aš pasakysiu